Santykiai, 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 dieną naktį, milijoninis verslas. Dar niekada žmonijos istorijoje mes nebuvome tokie psichologiški, jautrus ir pažeidžiami. Neįsivarykite savo vėžio su santykiais. Žinau net porą atvejų, kuomet moteris, kada į jų meilę nebuvo atsakyta taip, kaip jos norėtų, jos susirgo vėžiu. Ką daryti tokiu atveju? Turėkite tikslą, kuris yra aukštesnis ir kilnesnis negu meilės santykiai. Kodėl? Nes santykiai visada turi pradžią ir pabaigą, o tikslas, kuris yra kilnesnis ir aukštesnis negu jūsų meilės santykiai, visada jūs įkvėps ir palaikys. Neįsivarykite savo ligos su santykiais, visada būkite aukščiau nei santykiai ir niekada nesibaigiančios santykių problemos ir dramos. Geri santykiai kuriami iš vidinės pusiausvyros ir pilnatvės ir tada, kuomet tas mūsų tikslas, aukštesnis, kilnesnis tikslas įkvepia mus kurti. Ir visada atsiminkite, kad geri santykiai yra nuolatinis atsinaujinimas ir augimas.